Labas vakaras, turiu penktadienį gegužės 22, kaip ir visą laiką kviečiu pasižiūrėti į Jonavos kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Italijos įmonė projektuos Rail Baltica Jonavos regioninę stotį. Konferencija Savarankiški akušeriai – vizija ar realybė? Finansų ministras kviečia jonaviečius į gyvas konsultacijas. Penktadienio pamokslas. Paskelbti Rail Baltica Jonavos regioninės stoties infrastruktūros projektuotojai. Rail Baltica projektą įgyvendinanti LTG Infra pasirašė 2 naujas regioninių stočių infrastruktūros projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartis. Abu konkursus laimėjo Italijos įmonė, kuri suprojektuos Panevėžio Gustonių keleivinės stoties ir Jonavos keleivinės stotelės infrastruktūrą, inžinerinius tinklus, geležinkelio bei pravažiuojamuosius kelius, viadukus, peronus. Panevėžio rajone numatyti 4 peronai, Jonavoje numatyti 2 peronai. Taip pat bus projektuojami privažiuojamieji keliai, viadukai ir inžineriniai tinklai. Darbai apims ir keleivių informavimo sistemas bei patogų susisiekimą. Projektavimo paslaugas planuojama atlikti per 2 metus. Projektavimo darbų vertė Jonavoje sieks daugiau nei 2 milijonus eurų. Jonavoje surengta mokslinė praktinė konferencija Savarankiški akušeriai – vizija ar realybė? Lietuvos akušerių sąjungos prezidentė Ilona Joneliūnienė teigia, kad šiemet organizacijos valdyba nusprendė tradicinę respublikinę konferenciją surengti regionuose. Pasak jos, Jonavos ligoninė pasirinkta neatsitiktinai. Organizatoriai džiaugiasi svetingų priėmimu ir galimybę svarbius profesinius klausimus aptarti ne tik didžiuosiuose miestuose. Šių metų konferencijoje daugiausia dėmesio skirta akušerių savarankiškumui. Esu Lietuvos akušerių sąjungos prezidentė Ilona Joneliūnienė. Jau 3 kadenciją vadovauju Lietuvos akušeriams ir labai džiugu, kad šiemet valdyba nusprendė kelti mūsų renginius, kasmetinius renginius į regionus. Valdybos nutarimu ir, aišku, Jonavos ligoninės pritarimu radom vietą Jonavos ligoniniai. Tikrai labai džiaugiamės, kad taip svetingai buvom sutikti. Respublikinė akušerių konferencija šiemet nagrinės akušerių savarankiškumo klausimus. Savarankiški akušeriai – vizija ar realybė? Nuo 1987 metų jau yra švenčiama akušerio diena, gegužės 5, su pačiu pavasario žydėjimu šalia motinos dienos, nes akušeris arčiausiai mamos, arčiausiai moters, visais jos gyvenimo amžiaus tarpsniais. Tai iš tikrųjų šiemet kalbėsim apie akušerių savarankiškumą, nes akušerių praktikoje, savarankiškoje praktikoje mažėja pasaulio statistika, skaičiuoja, kad mažėja intervencijų, gimdymas vyksta sklandžiau, mažiau medikalizuotas, didesnis pasitenkinimas šeimai, moteriai, na ir aišku sveikesnis naujagimis, mažiau reikalinga reanimacijos, mažiau reikalinga intervencijų, mažiau procedūrų po to. Tai šiemet renkamės truputėlį po gegužės 5, nes buvo paskelbta respublikinė savaitė skirta slaugai, renginiai vyko nuo gegužės 11 iki 15 dienos, tai tiesiog nutilus tam didžiajam renginių šurmuliui nutarėm susirinkti čia, susirinkti gyvai, iš tikrųjų atnaujinti žinias, pasidalinti savo patirtim, kiek mes esam pasiekę ir išskirtinai šiemet visi pranešimai bus skaitomi pačių akušerių. Akušerės dalyvauja mokslo tyriamojoje veikloje, praktikinėje veikloje, tiek stacionare, tiek ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Ir šiandien bus puikia proga pasidalinti sukauptą patirtim. Džiugu, kad atvyko daug jaunų, būsimų akušerių ir praktikuojančių, pradedančių savo akušerijos praktiką. Tai tiesiog labai smagu pasidalinti patirtim ir išgirsti naujų idėjų, kad ta konferencija praeitų sklandžiai, kad regionai taip pat būtų nepamiršti, nes moterys gimdo visur ir džiugu, kad yra maži stacionarai, kurie puikiai atliepia pacienčių ir jų šeimų lūkesčius. Prezidentė pabrėžė, kad akušeris yra savarankiška profesija, reglamentuojama ES direktyvų. Vis dėlto visuomenėje dar dažnai trūksta aiškaus supratimo apie šios profesijos svarbą ir kompetencijas. Na, iš tikrųjų sklaida, visuomenės žinomumas apie akušerio profesiją, kad tai yra
ne gydytojas, akušeris, ginekologas, tai yra atskira savarankiška profesija. ES direktyva reglamentuoja, kad tai yra išvis laisva profesija Lietuvoje. Kol kas teisės aktai reglamentuoja mūsų darbus asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurios teikia akušerinę pagalbą ir priežiūrą. Tų iššūkių kasdieniniam darbe yra daug, greičiausiai ir pranešimai tai atlieps. O akušerės bendrai yra įtraukiamos į darbo grupės, taip, sprendžiant valstybiniu mastu, atnaujinant įstatymus. Akušerės atstovauja pacienčių ir medicinos personalo interesus Lietuvos žindymo skatinimo komitete. Sprendžiam su gimstamumu, su priežiūros, pagalbos organizavimu susijusius klausimus perinatologijos integruotos sveikatos priežiūros komitete, kuris sukurtas sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Iš tikrųjų, ta veikla neapsiriboja vien konferencijom ir kasdieniniu darbu. Jonavos ligoninės direktorius Gediminas Ramanauskas pabrėžė, kad tokios respublikinės konferencijos yra būtinos. Mes džiaugiamės, kad respublikinio lygmens konferencija vyksta Jonavos ligoninėje ir labai malonu, kad akušerių sąjungos pirmininkė įvertina situaciją iš tikrųjų ir Jonavos ligoninės pasiekimus akušerijos srityje ir tokiam pokalbyje ir sprendimų priėmime nusprendėme, kad tikrai būtų tikslinga atlikti tą konferenciją čia Jonavoje, pasidalinti patirtim, tais gerais pavyzdžiais ir spręsti tas iškylančias problemas, kurios liečia akušeriją visą Lietuvoje. Tai mes ir nuo Lietuvos ligoninių asociacijos labai pritarėm šitiems matymams ir problemų sprendimams. Ir visapusiškai palaikom, kadangi akušeriją matom, kad viena iš tų vietų, kurie atitinka ir visas vyriausybės strategijas ir gerbiamo mero Sinkevičiaus, kaip socialdemokratų pirmininko, tas iniciatyvas, kad vaiko ateities užtikrinimas ir akušerija labai svarbi šitam kontekste. Respublikinių konferencijų organizavimas regionuose itin svarbus siekiant stiprinti gimdymo paslaugas mažesniuose miestuose, juolab, kad šalyje ryškėja gimstamumo mažėjimas. Tikrai gimstamumas regionuose yra tikrai problema, bet tiek mūsų savivaldybės, tiek mūsų ligoninės nuomonė, kad negalima tą prieinamumą bloginti. Vis tiek jauna mama turi gimdyti arčiau, nežiūrint, kad yra centralizacijos kryptis, bet geri pavyzdžiai rodo, kad mamoms yra patogu toj vietoje, kur yra saugu, kur yra gera, kur yra specialistai ir kad nebūtinai viskas centruose turėtų būti. Lietuvos akušerių sąjungos mokslinė praktinė konferencija Savarankiški akušeriai vizija ar realybė į Jonavos ligoninę sukvietė specialistus iš visos Lietuvos. Renginio metu aptarta, kaip keitėsi akušerio profesija, su kokiais iššūkiais susiduria specialistai, kokios tobulėjimo galimybės atsiveria ir ką galima padaryti stiprinant savarankišką akušeriją Lietuvoje. Konferencijos programoje aptartos akušerių savarankiškumo ugdymo istorijos, lyderystės svarba, darbas pirminėje grandyje, testinės akušerijos modelis, gimdymų namuose praktika, pogimdyvinė priežiūra bei naujų specialistų patirtis pradėjus darbą gydymo įstaigose. Konferencijoje pranešimus skaitė pačios akušerės, tiek dirbančios stacionaruose, tiek ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose. Renginyje dalyvavo ir daug jaunų specialistų bei būsimų akušerių. Finansų ministras jonaviečius kviečia į gyvas konsultacijas Jonavos kultūros centre. Gegužės 28 dieną Jonavoje lankysis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas kartu su Nacionalinio plėtros banko ILTE ir Centrinės projektų valdymo agentūros vadovais. Vizito metu gyventojai ir verslo atstovai kviečiami į nemokamas individualias konsultacijas su ILTE ekspertais. Konsultacijų metu bus galima sužinoti apie finansavimo galimybes verslui, žemės ūkiui bei viešajam sektoriui, užduoti rūpimus klausimus ir aptarti tinkamiausius finansavimo sprendimus. Konsultacijos vyks gegužės 28 dieną nuo 13 iki 16 valandos Jonavos kultūros centre. Išankstinė registracija vyksta interneto svetainėje iltekonsultuoja.lt. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Ruklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku ir klausomės penktadienio pamokslo.
Garbė Jėzui Kristui, gerbėmėjai bičiuliai, sulaukim sekmadienio. Šitas sekmadienis labai svarbus sekmadienis, kaip ir Velykos. Aišku, kiekvienas sekmadienis šiaip yra Velykos, bet Velykos, paskui dangun žengimas ir dabar sekminės yra tokie momentai, kurie, tiesiog atveria mums, ką galim pasakyti, drąsiai, atveria mums Dievo realybę, atveria mums mūsų pačių tikrovę, tikrą tikrovę, kurios mes dažnai ir nepažįstam, nesusimastom. Tai va, sekminės. Pirmas skaitinys iš Apaštalų darbų, kas buvo. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Bet taip, kad prabyla apaštalai, prabyla mokiniai. Prabyla dėl ko? Kad pasakytų, paskelbtų pasauliui gerąją naujieną. Kitaip tariant, šventoji dvasia bažnyčia padaro to, kad jinai turi būti mistiniu Kristaus kūnu, kuris neša pasaulio išganimą. Čia reikia įsiklausyti labai įdėmiai. Bažnyčia, mistinis Kristaus kūnas esame mes, kurie pakrikštyti, priėmė šventą dvasią, mes esame pašaukti nešti pasaulio išganimą. Ką tai reiškia? Savimi, viskuo. Savo elgesiu, laikysena, mumis esantis šventąją dvasią ir taip pat žodžio skelbimu. Mūsų šitoje vietoje malda, neretai būna nuvertinta, bet iš tikrųjų yra labai svarbus dėmuo, labai svarbus elementas, kad aš esu pašauktas melstis. Ką tai reiškia? Buvoti pastoviam santykėje su Dievu už savo ir pasaulio išganimą. Tai todėl tas pašaukimas maldai yra tikrai labai svarbus dalykas ir mes turim to nenuvertinti, kai mes pradedam dieną. Visą laiką mes tikrai privalom, ne tai, kad galim, ar ten reikia, ar dar kažkaip mes tiesiog būtina, gyvybiškai būtina pradėti dieną maldą, dienos bėgę, kreipti savo širdį ir protą į Dievą ir pabaigoje dienos taip pat pasimelsti. Nes apaštalas Paulius ką sako pirmame laiške Korintiečiams? Nė vienas negali ištarti Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Tai va. Taip, kad vienybė ateina ir Dievo išpažinimas ateina būtent iš paties Dievo, iš šventosios dvasios, kuri padaro mus visiškai kito lygmens, tiesiog, kaip pasakyti, būtimis visai kitaip, nes esame Dievo įrankiai. Ir einam per gyvenimą, kuriame yra visko, ir šiaip gyvenimo pilkuma kartais mus tiesiog, prispaudžia, arba atsibosta tas pats, tą patį, sako, rutina, ten kažką paįvairinti. Tuo tarpu, kai pažįsti Dievą, tai ta rutina visai kitaip šviečia. Rutina nėra rutina, nes tai yra tiesiog pastovus buvojimas su Dievu. Ir yra visą laiką prasmė, kad štai Dieve, aš esu tavo, bet kokiai situacijai, kokiai aš būčiau. Tai va. Ir dar daugiau, štai, sako Evangelija, Evangeliumus pagal Joną primenančių, moko įsakmiai pasako. Štai Jėzus pasirodė mokiniams, sako, ramybė jums, ir ką jis pasakė? Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė jūs ir tarė, imkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Tai Dievas mums atleidžia nuodėmes per viešpatį Jėzų Kristų ir tas atleidimas pasilieka bažnyčioje. Dabar dėl ko tai yra svarbu? Kad tai, ką ne tai padarėm, kas mus atskyrė nuo Dievo, būtų panaikinti ir mes vėl galėtume sugrįžti į tokį tamprų asmeninį santykį su Dievu. Ir dar ne viskas, gyvenam tokiam neramiam laikė, tai pasakysim, kaip sako dabar, žiniasklaida, ar ten, taip, gražiai įvardina visi, čia karo aidai mus pasiekia, čia dronai paskraido, gali ne tik paskraidyti, gali kažkur pataikyti, tai ką, tai sukelia tam tikrą nerimą. Ir kaip mums išsaugoti širdies ramybę? Proto ramybė, o labai paprastai ir ne tik širdies ir proto ramybė, iš vis ramybė. O atsakymas yra toks, pasaulis valdomas iš tikrųjų dvasios plotmėje ir visos idėjos, kur kyla, tai yra, kas tai yra, minties pasiekmė, o mintis iš kur ateina. Kitaip tariant, tai yra dvasinio gyvenimo kažkieno tai galvoj pasiekmė ir taip toliau. Kaip visą tą dalyką sustabdyti, tai mes galvom, kad mes galim štai rankom kojom sustabdyti. Tai čia toks
kaip sakyt, gaisrų gesinimas. Tuo tarpu buvojimas pastoviai maldoje ir kuo daugiau žmonių, kad buvotų, kuo daugiau melstųsi, kuo daugiau Dievo klausytų, ką tai reiškia dvasinis vadovavimas. Apaštalas Paulius laiške Efeziečiams 6 skyrius. Paskaitykite dėmesį, ten labai aiškiai pasakyta, mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis ir taip toliau dangaus aukštumose. Tai ką tai reiškia? Tai dvasinė kova ir jeigu mes norime ją laimėti, tai sekminės mums ir sako, būkite su Dievu, iš Dievo malonės, per Dievo veikimą, būkite dvasios žmonėmis, kuriems duota pergalės dvasia. Tai todėl labai svarbu, kad mes ir teisingai mąstytume, ir teisingai melstumės, ir teisingai tikėtume, ir teisingai gyventume. Ir tokiu būdu iš tikrųjų Dievas išlies savo malonės pilnatvę mums visiems ir visai mūsų tautai, visam kraštui, o per mus ir dar daugiau išlies ir atneš Dievas iš tikrųjų taiką, pergalę ir ramybę. O kaip tą sako, tai bus, nebus, kartais tokia abejonė braunasi žmogaus širdį, tai reikia žinoti, abejonė ateina iš piktosios dvasios. Ir kad tą abejonę išsklaidyti, kad jai nepasiduoti, reikia tiesiog imti ir daryti. O ką daryti? Konkrečiai. Melsius, kas rytą, kas vakarą, neapleisiu sekmadienį šventų mišių, kviesiu visą savo šeimą, savo artimuosius melstis, buvoti pagal Dievą, gyventi be nuodėmės, kiek įmanoma, kiek reiškia, be sunkios nuodėmės privalau gyventi, be su lengvom kovosiu. Ir tas mūsų, kad tas plistų tiesiog, ne blogis plistų per mus, bet per mus, kad plistų iš tikrųjų Dievo dvasia, tikėjimas, kad plistų ir pamatysim. Praeis kažkiek laiko ir Dievas tikrai parodys tokio pasirinkimo rezultatą. Taigi sekminės yra šventosios dvasios išsiliejimo šventė. Taigi atverkim protus ir širdis ir pasakykime Dieve, tikrai priimu tave, sakau tau, taip, savimi visų savo gyvenimu. Amen. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis šį savaitgalį. Šeštadienio dieną vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių, temperatūra naktį tarp 8–11, dieną tarp 16–21 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį bus apie 6–9 šilumos, dieną be lietaus, šils iki 19–23 laipsnių. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Dėkoju už dėmesį, linkiu gero savaitgalio ir kviečiu pasimatyti pirmadienį.